Praėjom 200 km. Kodas eina daryti kaliončių. Štai gamtoje matome natūraliai auginamas kanapes. Oi, petas. Šiandien nakvosim buvusių atominių galvučių saugyklai. Grinai parašyta nelipti. Nu jo, nekalva. Ką? Kažką girdėjau. Aš sugrįžau, bet Hebra tai čia išdikauja. Čia vat jie miega ir jau panų prisikvietė tik truputį jaunų. Aš nežinau, kodėl ir kur aš einu. Pagal viską tai dienų dar liko 9 ėjimo, bet tie atstumai gal net tokie dideli. Šiaip aš įsivaizduoju, kad ta pirma savaitė buvo sunkiausia. Nu, turėjo būti sunkiausia. Nu, nei vienas iš mūsų čia dabar neims ir nesakys, kad o, nebegalime eiti. Ir aš manau, nusimato lengvesnės dienos. Už 3 dienų būsim Šiauliuose, patogioj lovoj. Tada Telšiai ir tada Palanga. Viskas čia labai lengvai pasiekima. Vaikinukai ruošiasi. Šėdėsim. Ar ką? Tai išeinam. Bus lietus. Gal nebus. Čia žirniai. Reikia kokį labiausiai, storiausią. Šitas gal. Nu, bus kartus ar ne, vyrai, ką galvojate? Manau, jo. Manai, jo? Kada žirnių skinimo sezonas? Rugsėjai. Rimtai? Jo. Meluoji. Aišku. Atrodo, tai gerūlį. Nu, taistest. Oi, ne bombastiniai. Geri? Bombastiški. Kaip Korneliau. Nu ką? Gal nepiks biškį ant mūsų. Prisirinksim ir žygiuosim toliau. Žyginame čia. Gražiai, bet toks tiesiog keliukais. Galvoju pažiūrėt, atrinktūras neturiu kažko aplinkui. Turi čia labai fainą programėlę, jie. Ir turi, aš šiaip draugam pasiūlyčiau praeiti maršrutę, bet aš čia pailsėjęs. Aš manau, kad jie nebus labai laimingi eiti dar papildomą kelią. Bet gal jūs norėsite. Mes einam iki Šiaulių ir Šiauliuose aplink Gudelių ežerą. Aplink Gudelių ežerą yra 8 km takas. Dar netolies yra 26 km takas. Tai ką aš jau noriu pasakyti, Hebra. Jeigu mėgstat žygiuot, nežinot kur žygiuot, einat, atsisiunčiat traktūro programėlę ir žygiuojat. Praėjom 200 km. Garneliai sakė mūsų nužudys, jeigu dėkti. Ir 200! Kas yra? paskutinis gyventojas išsikėlė. Tiesiog parašė, kad buvo gražus kaimas ir visi išvažiavo. O mes tai niekur nevažiuojam, einam toliau. 200 mums ne riba, mums 400 manos riba. Nu, simuliantas mūsų, kaip jautiesi? Oi, lengvai čia. Nesuprantu, ko aš skundžiuosi. Tai aišku, po 4 dienų poilsio, tai aišku, kad jiem lengvai einasi. Kaip ir taip. Kaip va, tau kur neina taip. Nu, kaip ir turi būti, o ne lengvai.
Štai gamtoje matome natūraliai auginamas kanapės. Kaip žinot, ar čia tos pluošinės ir geros? Dažnai naudojamos vadinamom suktiniam, kur Palangoje rado neseniai, medikamentam ir brauniam. Šiaip labai dėkingas vėjas. Atėjom į pietus. Pradėjau truputį lašnot, palindom po ąžuolų. Bulvės. Mes nebenorim bulvių, tai bus pietums sultinukas, tortilijos su kabanosiais. Ir desertų varškės pyragas iš Super Garden. Flashback. Šiandienos iššūkis yra. Kiekvienas gerkite po litrą vandens per 1 gal 2 minutės. Aš 15 pritapimų darau. Aš apsirapsiu. Aš 15 gal pritapimų darau. End of flashback. Nu. Taigi paimk, Jonai. Nieko, žakai, miškė mes valgom, yra buvę blogiau. Aš norėjau, kai tik filmuot, kuo... Kelintas. Pirmas! Kuo dėmin? Kuo, Ai. kuo toliau, tuo labiau mes kaip Nu, gerai. benamiai maitinamės. O šiandien? Sultinys. Pavalgysiu. Ir va. Prieskoniai rudišti. Nežinau, čia tai žemė dabar jau gal. Čia tai tikrai žemė. Nu ką, nieko. Bet čia breidai su kiekvienu. Tai tu tiek paimi savo? Nu negi. Šitos tai paim čia su žemė. Tai viskas su žemė. Ne, šitas, nu tu pažiūrėk, kiek čia. Čia irgi žemė. Pažiūrėk čia. Oi. Šitą, realiai su kiekviena nakvynė vis blogiau maitinamės. Aš nemanau, kad mes dasieksim Vilnių tik dėl to, kad, nu, realiai. Mirsim padą. Nesapykit, vyruką, girdi. Aš paprastovai būsiu ir jūs geros kelionės, bet pušyno nežinau, kur čia rasit. Nes čia pušis neauga. Pamatysit pats eidami mano žodį minėtis. Čia pušynų nėra. Nėra. Gerai, kad taktikos šelpomis pasirūpinam. Manas pradėjo bėgti nuo manęs. Aš supratau, kad taip achilų neskauda. Nustojo bėgti. Žodžiu, atėjome į stovyklavietę. Kornelijus ten gale. Man skauda blauzdas, nes be lazdų, nu, labai daug mūsų buvo. Man skauda achilas. Čia buvo užrašas, bet nupūtė vėjas stovyklautojam laužui. Mes pasiskolinom šitesnį. Išdžiovinsim ir grąžinsim. Mes realiai čia galim ir mėgoti. Kornelijus tai tikrai gali čia mėgoti. Na tai ką, atėjom į stovyklavietę. Šiandienos stovyklavietė labai gražiam miške. Čia laužiukas. Čia tokia. Nice. Einam ieškoti savo maisto. Pro šlapę mišką. Nu, čia mūsų maskuoti yra tulikinė čia. Čia maistas. Šlapio. Super. Tempiam daiktus. Mes su Jonu čia šiandien taip romantiškai mėgosim. Dviese. Dar išbandysim brezentą. Nes žada truputį lietučio. Tai mes galim tuos šonus aplink medį lup. Ir ten bus.
Jonai, imk šitą pusę. Mhm. Ir taip pat, kai mes užrišom tą kelną. Bet žiūrėkit, šaika, tour. House tour. Welcome to my crib. Hamak. Jauku ar nejauku? Labai fainai. Galim prie tuos du kuliukus surišt ir tą pririšt. Ką? Įsivaizduoji, ką sakau tau? Tipo, taip, Ne. Turim du kuliukus ten. taip. Ten. O ne? Džiūrėk. Turim pastatyti du kuliukus tas. Mes juos sujungiam. Ir čia per vidury yra tas keputė. Nes čia keputės yra visur. Ir tai irgi svarsi apčia. Bandyk. O vyras turim? Jo, tą didelį, kurį ką tik susukau. Pats susukti, jeigu neveikia. Bet mums reiktų dviejų tokių. Tai tada neturim. Tai va, tai įsikūrėm žodžiu šaika. Vėjas nepūs. Šiandien turim. Kiauliena. Nice. Tai pusryčiam kiauliena su vištiena, vakarienį kuskusas su... Sultinuko dar turime. Palaukti. Nu labai skaniai, labai gardžiai. Aš noriu elektrolitų. Ar mums verta keliauti toliau, pailsai, mirtinai pailsau. Būgnai trata tyliau ir tyliau tartum sau. Pėstyje kelio dulkėse guli jaunas vadas kovos vežime. Iš akių panašus į mėnulį, o iš nuovargio į mane. Opa! Sveiki sugrįžę į klausimėlį prie laužo. Jei šiandien turėtum pasakyti vieną taisyklę, kurią vadovaujuosi gyvenime ir kuri tai labiausiai apsaugo nuo klaidų, kokie jų būtų, ir kokią skaudžią kainą turėjai sumokėti, kad ją suprastų. Aš žinau, netidėliu darbų. Jeigu reikia padaryti darbą, tik iškart imi ir padarai. Ne, bet dabar, nes dabar unikė, man žiūri blogai buvo, nes labai šiandien ir paskaitas nusavau eiti ir visą tą. Ir su tais pačiais atsiskaitimais darbų labai užsivėlinau. Tai gaus, kad ten paskutiniam 2 savaitėm ten žiūri mėsmarė buvo, viskas sukrauta ir streso labai daug ir tada, aišku, nemalonu labai. Tai jo, aš tą taisyklę jau, kad... Daryk dabar jau galėtų. Jo. Vertint visus žmonės kaip lygiai. Nu, ta prasme, kad nėra nei vieno, kas yra aukščiau manęs, nėra nei vieno, kas yra žemiau manęs. Ir manau, tiesiog per daug įvairių patirčių. Kur bendrai su žmogum galvoja, ai, lopas kažkoks ir to visai cool. Nes man tai sualna buvo. Jo, ne, iš pradžiai gali žmogus atrodyti toks, bet jeigu tu su juo bendrauji kaip su lygiaverčiu. Jo, lygiaverčiu savo, tada ir jis pradeda taip kažkaip natūraliau ir žmogiškiau elgtis. Daryk taip, kaip nori, kad tau kiti darytų. Ir šitą aš pasimokiau, kai aš savo mašiną užvečiau, ten vaštus kersai išilgai prasukau, nusukau viską ir sakiau, ne mano problema. Ir tą po 2 mėnesių vėl reikėjo man ardyti. Ir ten buvo bene koks šviežys. O kita, tai ką žinau, būt tiesiog kiek įmanoma kitiem, nu čia gal viena iš kitos kilo šiaip, bet kiek įmanoma malonesniem kitiem, nu to prasme, nėra sunku, o kai tau būna bloga nuotaika ir kažkas tau kažką gero padaro, tai nu, net labai daug ką gali pakeisti, tai tą patį reikia kitiem daryti. Ne? Nu vau, nu tai dabar grupinė tokia. Paskutinė pamoka! Aš siūlau jį palikti čiurliuoti. Ne. Gerai.
Anksčiau išeina. Labanaktis! Labas rytas, suraitytas. Jonas eina daryti kakaliončių. Aš bandau kurt laužą. Tai gerai, kad naktį pasistatėm tentą, nes lyjo. Buvau porą kartų atsikėlęs. Tai ir malkos mūsų visų džiuvintų šlapios. Bet nieko, turėtų gal įsidegti. Tai va, šiandien truputį mažiau eit, 2-2 kilai, 2-3, kažkas tokio. Tai mes truputį ir vėliau atsikėlėm. Einam dabar ruoštis, pasiritukam. Taigi kok, viskas gerai. Tapsne, ten miškas yra gudus ir jis nusprendė eit šikt ten, kur beveik nieko nėra. Galvoju, nesimato. Reikės... Nu tai va, tai mes dabar keliaujam Iki bunkerių, apleisti atominių galvučių bunkeriai. Taip. Ir sakė, ten radiacijos nėra. Bet daug šulininkų galime. Nu ką, einam žiūrėt. Sudaužyk man širdį, ko ji plaka dar lengvai. Sudaužyk man širdį, šukės neša laimę, tu žinai. Sugalvok man myslę, gal suprasi ją lengvai. Sugalvok man myslę, atsakymą tu žinai. That was a helicopter. Kas nemokat angliškai? Šikšnosparnis. Wow. Kas čia yra? 30 metų atkurtai Lietuvai. Geras. Kaip į tavęs nemylėti, gražiausias kampelis pasaulyje esi. Tu mano miela tėviškėlė, tu mano brangi Lietuva. Kovotojams Lietuvos laisvę. Niekados nepavarkite mylėti savo tėviškę, Mataičiai ir kiti tėviškę mylintis šių kraštų žmonės. Einasi kaip iš kibiro. Kaip gražiai per kamerą atrodo, dar kur nelipa. Gerai, va. Nu, ne, bet taip gražu. Čia netoli Šiaulių labai daug lėktuvų. O, žiūrėk, tiesiai virš mūsų skrenda. Čia karinis kažkas. Gal žvalgybinis jis, bet toks senukas atrodo. Aš tai nematau, kas vaidina. O štai ir atėjom į apleistą atominių galvučių saugyklą. Čia vat pagrindinis namas, ten manas bunkeris yra, tai pamatysim apieškot, apsnipinėt, o kažką rasim įdomaus. Kaip, Kornelijau, tavo jėgos? Atėjom, su kiekviena diena vis lengviau. Girnai, vis lengviau, vis tas kojas. Nuskauda tiek pat, bet pakeičiamiau. Tai ką, šiandien nakvosim buvusių atominių galvučių saugyklai. Dabar eisim į bunkeriuką, dar čia yra keletą pastatų.
Mes su juo nudeginamės ir visi baisiai smirdim. Kokio storumo duris, pažiūrėkit. Kad jūs suprastumėt kokios istorijos sienos, tai čia vartai tikriausiai būdavo kažkokie. O čia yra durys. Oi, tu savo. Kiek jis sveria įdomu. Čia buvo vartai, pažiūrėk. Pažiūrėk, kokį dydžio vartai. Čia yra 1,5 litro butelis. Tokio plodžio vartai. Wow. O tai čia tas įėjimas į užbarikaduotą kambarį. Pavojinga gyvybė ir naudotis tik atvejais, kai tai yra būtina. Ten įėjimas į tą užbarikaduotą kambarį. Kažkas gero yra ten? Kažkoks tunelis. O! Čia pliusai būtų mažam. Nemanė, pasižiūrėk. O tai atsidaro? Tiek ar atsidaro? O daugiau į kažką atsitrenkė? Jo, ten yra siena. Kas yra? Siena. Tai kaip čia taip veikia? Mano užmūrijo. Ai, čia vartai jaučiu uždaryti ir dėl to neatsidaro. Tai čia kažkokia darbo vieta buvo. Gal kompas kažkas. Kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, sovietai turėjo pasidėję Lietuvoje keletoje vietų per šaltąjį karą objektų, kur saugojo atominės galvutės. Čia buvo vienas iš jų. Ir iš šaltojo karo metais skaitėsi vienas labai slaptų, labai aukšto tokio saugumo režimo objektų. Čia vietiniai žinodavo, kad tiesiog yra kažkoks aukšto saugumo objektas, bet nežinojo, kad čia laikomas branduolinės galvutės. Po Sovietų Sąjungos žlugimo ir dar prieš Sovietų Sąjungos žlugimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis Sovietų Sąjunga pasirašė tą vadinamą tokį šaltojo karo kaip ir taikos sutartį, sprendė sakyti savo branduolinių ginklų ir tada 91-ais sovietai turėjo iki 93 išvažiuoti iš Lietuvos, ką jie ir padarė. Čia buvo kažkoks skirstomasis kažkas, ne? O gerai, kodėl čia mašina sudegus? Man tą geriau pasakykit. Jo, čia toks labai random. Mašina tai kieta. Cool. Žiūrėk, čeka. Pasiruošę? Needle drop. Grinai parašyta nelipti. Just saying. Nelipti. Nu, Jonas negalvoja. Jonas negalvoja apie tai. Jo, čia grinai nusileidimas. Gerai. Einam ieškot kur nakvot. Ir einam valgyt. Dar plytelės priginam. 2 hours later. Na, čia mūsų nakvynės vieta. Ir aš buvau nugalėtas vakarienės rinkimuose, tai darysimės bulvės ant pelenų. Šitą galiu neėm čia visi ir tiesiog du bičiukai praeina. Jo, su vienračiais tiesiog, va, ten va, išeina vienas, sakom sveiki, nieko nesako, ir kitas išeina, pasakėm sveiki, tada pasisveikina. Pasižiūrėk, kaip įsikūrėm. Visai jaukiai. Kad? Visai jaukiai. Žiūrim krepšinį tai profesionaliai, o valgom tai marmalą konkretų ir miegam marmaliniai. Siemkės ir bulvės. Ir ten yra tūno. Manau, visai gerai smiegosim, bet mes net nemiegosim visą antrą nakties išeisim. 5 valandas, miegosim 4. Žodžiu, kodėl sako Labantis, vienas sako. O ten? Aš sakau Labantis ir slepiam daiktus į kuprinę.